Labadiena visiems, su labai gera nuotaika, su tokiu šventiniu jausmu sveikinusi su jumis, dėl to, kad šalia manęs po ilgokos pertraukos profesorius Arvydas Jokubaitis. Sveiki, profesorius. Sveikas, Robert. Smagu jūs matyti ir šiandieną mūsų filosofijos lentynoje daug kalbėsim apie istoriją, aš kaip suprantu. Ar filosofuosim apie istoriją. Tema yra žodis, kurį jūs nuolat kartojate ir prie kurio jūs nueinate praktiškai kiekvienos diskusijos metu, nes jis kažkaip jums labai kliūva. Ir tas žodis yra istorizmas. Kas tai yra? Ar įmanoma tą žodį ir tą dalyką kaip nors paaiškinti, kad devintokai suprastų? Lietuvoje sunku suprasti net devintokui, nes mes visi esame iš istorijos ir mes nesam turėję filosofijos daug, tai yra, jinai nėra mūsų įrašyta, sakykime, tapatume. Ir žinai, kaip yra, filosofai ieško principų, ieško tiesų, ieško esmių, kurios nepriklauso nuo istorijos, kurios yra transistorinės. Jos yra visiems laikam. Jeigu filosofas sako, gali būti vienaip, gali būti kitaip, tai čia yra nerimta. Filosofai ieško atsakymų į amžinus klausimus, kurie yra laikui nepavaldūs. Jie ieško visuotinių ir būtinų principų, ar tai būtų tikrovė, ar tai būtų mąstyme, ar tai būtų etikoje. O va čia atsiranda, kada atsiranda istorizmas, ten kiti sako istoricizmas, bet vadinkim tą istorizmu. Toks yra suistorinimas, kuris prasideda ten ypač moderniaisiais laikais. Kada jis atsiranda, tas istorizmas? Istorizmas atsiranda turbūt iškart po Dekarto, bet istorijos filosofija mes turim dar tokią discipliną. Jinai tiksliai galima pasakyti, kada atsiranda 1750. Tai yra, istorizmas yra toks mąstymas, kad viskas yra istoriška, ir iš esmės, jeigu kalbė apie kokią nors esmę, tai ta esmė yra istoriška. Tai reiškia, jeigu kalbė apie kažkokią nekintamą esmę, šita esmė priklauso nuo laiko ir vietos. Reiškia, pavyzdžiui. Nėra jokia nekintama esmė. Bet kas, pavyzdžiui, jeigu tu kalbė apie tai, kad liberalai turi kažkokius tai nekintamus principus, tai yra netiesa. Nes istorija keičiasi ir šitie liberalų principai keičiasi. Jeigu pasakys liberalai, kad yra metafizikai ir jie laikosi tam tikrų nekintamų principų, tai jie jausis nejaukiai, nes nekintamų principų postulavimas čia yra užuomina iš tikrųjų apie metafiziką ir užuomina apie dalykus, kurie yra už empirinio pasaulio, nes yra kažkokia esmė, yra tai, kas yra nepajudinama. O istorizmas yra iš tikrųjų panašiai kaip Lietuvos mokyklose. Lietuvos mokyklos, kadangi sakė, kad devintokai suprastų, nėra nei vienos disciplinos, kuri nebūtų istoristinė. Visos disciplinos ir tik nesimokinam chemijos istorijos, fizikos istorijos, nes tiem mokslam nereikia, bet pavyzdžiui visi humanitariniai mokslai ir literatūros istorija iš esmės yra ne literatūra, bet jinai yra istorija. Panašiai kaip filosofijos istorija nėra filosofija. Filosofijos istorija yra istorinė disciplina. O filosofija, kuri ieško universalių, ten, kaip sakiau, visuotinų ir būtinų principų, tai jinai negali pasakyti, kad jinai priklauso nuo istorijos, nes tada visako pagrindu tampa istorija. O kaip istoriją pamatyti? O kodėl negali būti pagrindu visoko istorija? Aš prisimenu, istorijos kabinete buvo toks užrašas. Kas nežino istorijos, kas nežino savo praeities, tas neturi ateities. Bet atkreip dėmesio, praeities žinojimas skiriasi nuo istorijos žinojimo, nes istorija yra kaip tam tikras pasakojimas. Ir istorija iš tikrųjų, kaip galima žinot praeitį?
Mano galva istorija, aš nenoriu užgauti istorikų, bet... Tai šiandien ta diena, kai galima užgauti. Ne, aš nenoriu užgauti, nes iš tikrųjų, aš žinau, istoriko darbas yra sunkus, bet tu gali įsivaizduoti, tas, kas buvo praeitį, tas buvo. Istorikas nieko negali atrasti, nes tas buvo. Jis gali atrasti tik tai, kas buvo. Jis gali rekonstruoti tai, kas buvo. Jeigu žiūri į fizikus, į chemikus ir kitų mokslo atstovus, jie iš tikrųjų atranda tam, nežinau, Newtono dėsnius ir įrodo, žinai, atranda kitus dalykus, o čia gali atrasti tai, kas jau buvo. Tai yra, gali rekonstruoti, tai yra ne tiek atradimas, o kiek yra rekonstravimas, čia kai kalbam apie istorijos mokslą. Taip, kad istorikai kalba apie tai, ko nėra, kas išnyko. Tokia keista aistra kalbėti apie tai, kas yra pasitraukę, ko dabar nėra ir pastanga rekonstruoti. Neįmanoma rekonstruoti, mano galva, praeities, kiek tu ten besistengtum. Ir visada, kai ją rekonstruoji, tu esi priklausomas nuo dabarties. Iš esmės, istorizmas visada reiškia ne tiek, kad ten į praeitį rekonstruoji, bet toks dabartizmas, visko pavertimas dabartim. Čia irgi filosofija atsiliepia, nes filosofija pasidaro kalbėjimas apie tai, kas yra dabar. Pavyzdžiui, kalbėjimas apie tai, kad demokratija visada buvo vakarų civilizacijos viena iš tokių jungiančių ją linijų, nors kažkur čia dabar perskaičiau Graberio, ten toks buvo pasakymas, nors apie demokratiją, išskyrus antikos laikus, Europoje nieko gero, arba iš viso nieko nebuvo kalbama iki maždaug 19 amžiaus. O dabar atrodo, kad tai yra neatsiejama dalis ir visi filmai ten, nežinau, jeigu žiūri kokį nors gladiatorių, tai ten yra gladiatoriaus kova už tai, kad būtų atstatyta demokratija Romoje ir būtų panaikinta. Tai, ką sakiau, iš tikrųjų, net jeigu paskaitysi Platoną, ką jis kalba apie demokratiją... Nieko gero. Pirmiausia, žinai, kad nieko gero, tas įdomu yra ten, nieko gero apie ją nėra pasakyta. Taip. Ir kitas dalykas, kuris yra, ten filosofiškai nieko nėra pasakyta, kas būtų iš tikrųjų filosofija, kas būtų visuotiniai ir būtini principai. Visi pasigavo, kad jie tarytum pasakyti. Ten yra tik vienintelis principas, kuris yra visuotinis, yra, kad valdo visi, kad yra daugumos principas. Iš esmės matematinis principas. Tas visas skirstimas, kurį jie įvedė, valdo vienas karalius, valdo keli aristokratai ir demokratija, yra matematinė idėja. Istoriškai su šita idėja gali daryti, ką nori. Ir kaip tu matai, čia įdomi, Robertai, su demokratija yra ypač įdomu tai, kad demokratijoje svarbiausia idėja yra demosas, liaudis. O kiekviena iš tų, kurie nori įsirašyti save į šitą savoką per demosą liaudį, skiriasi tuo, kad turėjo skirtingą istoriją. Lietuva turėjo vieną istoriją, Jungtinės Amerikos valstijos kitą, Rusija. Ir jeigu Rusija sako, kad yra demokratija... Kinija yra demokratinė. Jo, jeigu ten yra visuotiniai rinkimai ir jeigu Kinijos liaudis sutinka su tokia demokratija, su kokia mes nesutiktume, mes labai sunku ką pasakyti. Nes jų istorija lemia, kad jie turi tokį demokratijos supratimą. Jie taikosi su tuo, su ko mes nesitaikytume. Aš nežinau Kinijos kultūros, bet grinai filosofiškai žiūrint, jeigu viskas yra liaudės valia, jeigu liaudės valia yra Dievo valia, o liaudės yra istorinis kūrinys, priklauso nuo istorijos, tai įsivaizdavimas, kad demokratija turi kažkokius nekintamus principus, turi būti patrauktas į šalį. Nes vienintelis nekintamas demokratijų principas yra tai, kad tas analogija su karalių ir aristokratija, kad ten valdo vienas, čia valdo keli, o ten valdo visi. Ir kaip tu sakei, kai valdo visi, jeigu ten skaitai net Platoną, tai ten yra daugiau tokios žurnalistinės, ten aprašomosios tokios, net pavadinkim istorinės impresijos, o ne kokio nors filosofinio principo išvedimas. Aš ten matau tik vieną nepajudinamą principą, tai yra, kad valdo visi. Šiandien dabartinė, ir čia, kadangi pradėjai nuo to, kad
dabar pasirinko ir dabar iš dabarties pozicijų visi pasakoja istoriją, kuri yra toks demokratijos triumfo žygis. Ir man pirmiausia, tai yra netiesa tos istorijos atžvilgių, to, kas buvo atžvilgių. Kito atžvilgių tai yra interpretacija iš dabarties pozicijų. Tai yra dabartizmas. Tai kas ta istorija yra? Faktai, įvykiai, žmonių sprendimai, visa tai yra nesvarbu. Ne, tai svarbu yra, nes tai yra svarbu dabar. Mat istorija yra mūsų laidos pradžia, arba vat, kiekvienu momentu, kas nueina į praeitį, to dalyko nėra ir to dalyką gali tu papasakot. Istorija iš esmės yra toks pasakojimas. Galima įvairiais būdais pasakot, kas yra buvę praeitį. Man atrodo, Aristotelis manė, kad poezija yra net pranašesnė už istoriją. Aš tai pradedu manyti, kad poezija, mitologija yra pranašesnė už istoriją. Kodėl? Todėl, kad čia atskira tema, bet man atrodo, kad mituose gyvena amžinosios tiesos, tos, kurios yra nepavaldžios laikui. Ir koks be būtų mitas, ar jis būtų biblijinis, ar jis būtų indiškas, ar jis būtų koks nors graikiškas, ar jis būtų pagoniškas ar krikščioniškas, nesvarbu. Jie visi pasakoja tą patį, jie visi pasakoja apie amžinasias tiesas. Ir man šitoje vietoje atrodo, kad Eglėje Žalčių karalienėje apie lietuvių charakterį istorinį yra daugiau visko įdėta, ko neina žodžiais papasakoti ir galima pajausti, negu kad parašyti tą istoriją. Ir aš dabar čia kažkaip susidūriau su tokiu istoriku, Tukididas toksai buvo. Jis, kai bandė parašyti Peloponeso karą istoriją, jis sako, aš bandysiu parašyti tą istoriją taip, kad žmonės, kurie ją skaitys, kažką suprastų ir galėtų panaudoti, kai ta istorija vienaip ar kitaip pasikartos. Jis ieškojo kažkokių paternų ir jo idėja buvo tokia, kad yra ten įvykių grandinė, yra žmonės, kurie sprendžia, yra visokios kažkokie atsitiktinumai arba neatsitiktinumai, kurie įvyksta tuo, ko įvyksta, bet jisai sako, istorija yra ne tai. Istorija yra kažkas, kas yra virš viso šito. Visa tai vėliau ar anksčiau turėjo nutikti. Tas karas buvo neišvengiamas dėl to, kad pagal žmonių prigimtį, kai viena imperija iškyla ir kita jos bijo, jinai negali nepasipėti. Tukididas dabar pasakytų, kad karas tarp Amerikos ir Kinijos yra neišvengiamas dėl to, kad mes priėjome tą žmogiškosios sandūros tokio ego ir pasaulio istorinės raidos tašką, kuriame nauja jėga meta iššūkį senai, kuri nebėra tokia stipri ir tas iššūkis yra neišvengiamas. Va čia, jisai sako, yra istorija. Jo, bet aš iš tikrųjų, Robertai, nustebau, kad tu jau esi mituose, kas tikrai yra tokia labai artima filosofija, bet filosofija skiriasi nuo mito, nes su istorija, matai, yra viena didelė problema, kad jeigu nori kalbėti, kad kažkas joje yra būtina, tai reikia iš jos iškrist ir ją pamatyti pačiam nebūnant istorijoje. Tai yra pamatyti kaip tam tikrą visumą. Man atrodo, kad blogiausia filosofinė disciplina yra istorijos filosofija. Nes tas žmogus, kuris yra istorinis, kuris yra istorijoje, jis turi pamatyti tai, kas yra ne jis ir ne jo istorija. Tai yra pamatyti kažką daugiau. Mitai, iš tikrųjų, man atrodo, kad jie valdo ta prasme, kad ne mes juos valdom, o jie valdo mus. Aš galiu pasakyti, aš ten ir Žirardą skaitęs ir kitus, ir aš tikrai šitų dalykų nevaldau ir nevaldysiu. Čia yra tie archetipai. Jo, čia yra archetipai, ką Jungas kalba, ir iš tikrųjų tai paaiškėjo, vat,
Čia yra toks jau maištas prieš... Ne, bet čia yra įdomi vieta, tasme, kad šiais laikais, kada mitas yra, jisai tokia, kaip čia pasakyti, žmogus, kai išgirsta žodį mitas, jis su bloga tokia konotacija skamba, ne, toks mitas tai yra kažkokia pasakėlė. Bet čia ir atsitinka, man atrodo, kad istorizmo momentas, kai ten kažkas savęs paklausė. Ne, tai išvarimo iš rojaus negalėjo būti, nes nieks neparašė, kelintais metais atsitiko, kur ta vieta buvo, ar gyveno toks Adomas ar kažkas, ar ne? Bet esmė yra juk ne istorinis mąstymas, ar tikrai tai buvo, o klausimas apie tai, kad tai, kas atsitiko ten tame išvarime iš rojų, mūsų gyvenime vyksta kasdien. Tai yra tiesa apie žmonės, kurie parduoda savo dušės už žinias, parduoda savo sielą už malonumus ir visa kita. Tai apie tai, kad nuėjimas nuo istorinio mąstymo, bandymo sudėlioti viską į kalendorių, leidžia labiau priartėti prie tiesų, negu atvirkščiai. Būtent. Ir įsivaizduoju, o jeigu eini į istoriją, tai tu vis atsidursi tarp daugybės reiškinių ir faktų, ir tau vis vien reikės kažkokios surišančios savokos, bet tu niekada negalėsi matyti visumos. Niekada negalėsi matyti visumos. O tas poreikis ir noras pamatyti visumą yra žmogui natūralus. Didesnė dalim, kaip tu sakai, moderniaisiais laikais, ta visa istorijos filosofija yra įsitvirtinusi dėl krikščionybės, nes ta krikščioniška linijinio laiko samprata, žinai, kad... Krikščionybė atneša linijinio laiko sampratą. Ir baigėsi su cikliais, žinai, kad istorija juda ciklais. O dabar mes, kai tu sakei, nebuvom susitikę, mes vėl susitinkam, kitas metų laikai formuoja, žinai, mūsų veiksmus, visi laukia dabar kalėdų ir kitais metais lauks kalėdų. Ir tas, kas yra svarbiau žmogui, ar kuri dominuoja, politiškai dominuoja linijinė laiko samprata, nes jeigu atimsi įsivaizdavimą, kad viskas yra tik gerėjimo kryptim, viskas yra tik tobulėjimo kryptim, kad mes turim kurti ateitį dar geresnę. Tai yra, čia ir pažanga atsiranda šitoje vietoje. Čia ir pažanga atsiranda, jinai politiškai yra, mokyklose, visur. Robertai, pabandyk atimti šitą idėją. Aš pabandysiu atimti, dėl to, kad man atrodo, dėl paprasto žmogaus tai nėra net kalbų, kad cikliškumas mūsų gyvenimuose tiesiog jis egzistuoja. Kaip tu mąstysi, nemąstysi, jis egzistuoja. Bet istoriškai, jeigu pažiūrėti į istoriją iš aukščiau, nežinau, iš civilizacijų lygmens mes pamatysime, kad visos civilizacijos, kad ir kokią pažangą jos buvo pasiekusios, jos judėjo šito cikliniu ratu. Nuo iškilimo, nuo sustiprėjimo, nuo suklestėjimo. Ir ne viena neišliko amžinai. Ne viena nenuėjo iki begalinės pažangos. Mes turėtume būti Romos imperijos gyventojai iki pat šiol. Jeigu viskas būtų taip. Kiekviena civilizacija apsuka ratą, kuris sukasi ir aplink gėlę, ir aplink medį, ir aplink šalį, ir aplink žmogų, aplink gamtą, jinai yra. Tai vadinasi, čia yra klaida. Padaryk tokį dalyką dabar, eksperimentą padarykim. Tu žinai, kas yra Lietuvos politinis gyvenimas? Aš nežinau, kas tai yra. Plius minus. Kasdienė sąmonė užtenka to. Ir dabar, ar yra supratime, kaip veikia politinės partijos, kaip veikia Lietuva kaip valstybė, ar jinai, atimkim dabar tą linijinę laiko sampratą, kad Lietuva turi iš taško A išeiti į tašką B ir turi vis didinti apsukos ratus ir turėti vis daugiau pažangos. Atinkim šitą idėją, kurios ar kito anksčiau nebuvo. Pažangos idėja, jeigu išimam? Ir tai pažangos idėja būtinai suponuoja, kad istorija turi būti padaryta. Sutinki, kad lietuviai šiuo momentu gamina istoriją. Mes norim pagaminti, mes atsilikę esam, mums reikia, tas sovietmečių mes... Perrašyti, pasižiūrėti, kitom akim sudėlioti viską į lentynėlės. Ir ne tik, ir pagreitinti ją reikia. Įsivaizduoju, kad pažinsi čia, bet pažiūrėkit, etapai kokie. Kai prasidėjo tarpukario Lietuva, tai jie sakė, kad mes ten dėl istorinių aplinkybių
esam atsilikę ir dabar reikia pagreitinti mūsų gyvenimą, mūsų savivoką, mūsų susipratimą ir kad mes taptume kaip kitos, kurios yra prieki tautos. Sovietmečiu lygiai tas pats naratyvas. Tai yra mes kuriam naują visuomenę ir kuriant naują visuomenę mes aplenksim tas visas kitas senas visuomenės, mes atmesim tai, kas buvo. Klausimas, šiandien, Robertai, yra tas pats? Mes toliau gyvenam ateities lūkesčių. Nu, aš tai ne. Nes man atrodo, o politikai? O politikai gyvena. Man atrodo, kad su politika yra tokia istorija. Kaip Levas Tolstojus kažkada sugalvojo parašyti romaną apie Petrą I. Nu, jam kažkaip susirodė, kad ten prasideda. Ir jo buvo mintis tokia, kad vienas veiksmas vyks Sankt Peterburge, Petro dvare, o kitas veiksmas vyks kažkur kaime, kur gyvena paprasti žmonės ir kuriuose nėra dvaro ir nėra jokių ten prakilnybių. Ir jis rašė ir tada suprato, kad jam neišeina, nes visa istorija vyksta ten, kur yra Petras ir dvaras, o ten, kur gyvena žmonės, nėra istorijos. Ten vyksta gyvenimas. Taip, super. Ir gyvenimas negali būti aprašytas kaip istorija. Jam neišėjo. Bet atkreip dėmesį, va čia tie, kurie gyveno kaime, jie kaip ir visi žmonės mes turim atminti. Mes prisimenam tam tikrus dalykus, kurie buvo praeity. Bet va kaip tu sakei, bet rašyti istoriją ir save apsunkint, tu galėsi vaizduok, kiek reikia skirti istorijų, kiek reikia apimt, kad papasakot apie praeitį ir kiek reikia skirti jėgų ir kam to reikia. Nu, vat, profesoriau, klausimas, kam to reikia? Ar mums reikalinga, pavyzdžiui, Lietuvos istorija? Visi tie žmonės, kurie bandė ją užrašyti, aprašyti, surikiuoti, ten dėstalų sudėlioti. Robertai, vienareikšmiškas yra, kadangi mes atsiradom iš nacionalizmo, jis yra neskiriamas nuo istorizmo, jis neskiriamas nuo istorijos. Atmink, kad yra žydų tauta, kuri yra... Ir pagal konstituciją Lietuva yra sena tauta. Ja. 19 amžiuje sugalvojo, kad Lietuva yra sena tauta, nuo amžių ten pradžių, nuo kada, nuo 13 amžiaus. Dar prieš tai turbūt, iki Mindaugo jau buvo lietuviai, a ne? Ir pavyzdžiui, čia va šitoje vietoje man susikerta toksai, vienoje filosofų diskusijų girdėjau. Sakau, kaip taip yra, kad pavyzdžiui, Ukraina save laiko 1000 metų tauta, bet jie nuo krikšto jau, kaip su rusais tas ginčas ir yra. Per šitos istorijos galėsim dar grįžti, nes man atrodo, kad čia istorizmas vaidina didelį vaidmenį tame, kad rate šitame visą laiką vyksta karai. Dėl to, kad istorija jiems suteikia teisę. Tai ukrainiečiai atsirado prieš 1000 metų, rusai atsirado prieš 1000 metų, lietuviai atsirado, nežinau prieš kiek, prieš 800 metų, ne? O pavyzdžiui, vokiečiai atsirado tik 1870 arba italai. Tai vadinasi, mes žiauriai kieti, jie yra visi, nu, tokie pradinukai palyginus su mumis. Vokiečiai ten, italai, tokie. Jie yra jaunos tautos. Bet čia paradoksas. Čia istorinio žvilgsnio, istorinės projekcijos kreivumo aiškumas visiškas toks yra. Visiškai atkreipdėmėsi, kad kai mes atsiradom, iš kur mes atsiradom? Iš istorijos interpretacijos. Ir visi atsirado iš istorijos, gal išskyrus žydus, kurie yra Dievo išrinktoji tauta. Nu tai va, tai jeigu nebūtų istorijos, nebūtų mūsų. Ir kas nori pažinti istoriją, vat, įsivaizduojat, buvo tie laikai, kai lietuviai ten buvo krikščionis, tai pažinti istoriją, tai savo prisimti tokią, jeigu visą pažinti, tai tolygų pažinti Dievą. Tai yra neįmanoma. Vilas Durantas šitoje vietoje sako, kvaila būtų tikėtis, kad iš 100 puslapių gali sudėti 1000 metų istoriją, bet žmonės tai daro kiekvieną dieną. Taip. Ir rašo, ir skaito, ir tiki, kad viskas ten yra teisingai surašyta, viskas aprašyta. Taip. Ir surašai, kai tu klausai, iš tikrųjų, Lietuvoje vaikam, kurie dėsto istoriją, jinai yra politiniais tikslais parašyta istorija.
iš tikrųjų, kad gautų orientaciją politinę, nes tada, kaip tu žinai, dėl politinių priežasčių pasirodo istoriniai argumentai. Tie kaimiečiai, kurie tavo Tolstojaus, kurie gyvena kaime, jie tiesiog gyvena, jie mato daug įvykių, jie kažką prisimena, bet jeigu juos ten, ko Tolstojus turbūt ieškojo, kad jie nenori sukurti nei imperijos, ten jų gyvena... Jie gyvena už istorijos ribų. Jo, jie gyvena už istorijos ribų, tai yra iš tikrųjų didesnė dalis žmonių ir dabar gyvena už istorijos ribų, bet visas politinis gyvenimas yra taip padarytas, kad jisai yra... Tik jis yra istorija. Jo, jis yra sulipdytas visas iš to, kad mes turim dabartį, mes visi kartu susirinkom istoriškai iš istorijos. Taip atsitiko, kad mes turim kalbą, taip atsitiko, kad mes turim bendrą istoriją ir kad mes kartu turim nueiti tam tikrą bendrą ateitį. Nesustot negalim, nes jeigu sustosim, tada bus nubraukta tai, ką mes turėjom dabar. Politinė istorija, kabinuosi už šitos vietos. Ar tai reiškia, profesoriu, kad iš viso toks dalykas kaip objektyvi istorija neegzistuoja? Aš Kozeleko kažkada skaičiau, ieškodamas istorijos apibrėžimo, suradau Kozeleko kažkaip ir jis rašo, kad istorija yra 3 dalykai. Prieš ir po laike galima įrėminti kažkaip. Mes ir jie. Tai reiškia, kad tas pats laikas prieš ir po visą laiką bus skaitomas skirtingai. Istorija skirtingai pasakos pralaimėtojai ir laimėtojai. Jie ir mes pasakos skirtingai. Ir trečias yra šeimininkai ir tarnai. Mes gyvenam Lietuvoje, toje pačioje geografinėje vietoje, tuo pačiu laiku, bet kiekvieno iš mūsų istorija yra skirtinga, priklausomai nuo to, kur mes esame. Tasme, jie ten kažką sprendžia, tie šeimininkai, o mes vykdom. Dabar tai, kai tu klausai, ar istorija yra objektyvi, aš tavęs paklausčiau šiandien, tu girdi ten, yra tas pats įvykis kur nors pasaulyje, būtent šiandien šiuo metu, ir tu man pasakyk, kuri interpretacija, dėl kurių vyksta net karai. Dabartinis. Kuri yra objektyvi tiesa. Tasme, klausimas yra, jeigu dabartinėme žinių sraute neįmanoma atrinkti, kas yra kas ir kas yra tiesa ir kaip čia viskas yra iš tikrųjų, ką mes galim kalbėti apie istoriją? Aš tą sakiau. Jeigu istoriją iš tikrųjų rekonstruoji, istorikas sąžiningai, žodis objektyviai reiškia, rekonstruoja taip, kaip jinai buvo, kaip objektas, žinai, nuo mūsų nepriklausomas. Bet kai tu dalyvauji rekonstravime, jau tu kažką įneši kaip rekonstruktorius. Prie pačių didžiausių pastangų tu kažką įneši. Ir niekada neapimsi visos visumos. Nes jeigu tu matei tokį fragmentą ir nematei kažkokio kito fragmento, tai jeigu įvesi tą kitą fragmentą, tada tai keičia visumos vaizdą. Man atrodo, kad tas, kas yra dabartino, parašykim šios dienos, kas parašys šios dienos Lietuvos istoriją. Žinai, kiek įvykių įvyko per visus, per visą Lietuvą, kuri tokia nėra didelė, bet jeigu reikėtų tą suvienyti, reikia kažkokios savokos, reikia kažkokios idėjos. Savoka ir idėja būtinai kažką supaprastins. Jinai būtinai kai kurių dalykų nematys. Jinai padarys taip, kad tam tikri dalykai nesimatytų. Iš to gims istorija, žinai, ta prasme, kad gims tam tikras pasakojimas, kuris tam tikrų dalykų nemato. Ar dabartinis karas Ukrainoje yra rusiškas istorijos pasakojimas? Manau, kad taip. Rusai kaip niekas yra paskendę istorijoje ir jų tas istorijos suvokimas yra toks politinis suvokimas. Nežinau, ar galima sakyti, kad imperinis mąstymas, bet jie labai stipriai turi šitą dalyką. Ar mums nesunku suprasti? Jeigu visa istorija yra imperatoriai, karaliai, politikai, ten kažkokie veikėjai ir visa kita, tai kodėl mes stebimės, kad ta istorija sukasi ratu? Tai visi, kurie nori patekti į istoriją, nelikti kaime ten, kuris yra už istorijos ribų, jie nori daryti tai, ką darė, kas patenka į istorijos vadovėlius. Čingis Hanai, Hitleris yra garantuotai visų laikų vadovėliuose, ne? Tapsime, jeigu tu nori patekti į vadovėlį, tai turi padaryti, kaip šitas buvo, kur Artemidė šventyklą sudegino. Turi ką nors blogo padaryti pagal istoriją.
Ir kuo blogiau, ir kuo didžiau padarysi, tuo didesnis šansas, kad tu ten pateksi. Tai kas tai yra? Tai reiškia, kad, tasme, kaip čia pasakyti, kai mes kalbam apie dorybės žmonių, apie Robertai, prigimtį. Vytautas didysis. Yra įrašytas didžiosiomis raidėmis. Didysis. Taip, kodėl didysis? Todėl, kad užėmė labai daug teritorijos. Ir todėl, kad buvo drąsus. Ir todėl, kad nugalėjo kitus. Jis yra moralinis pavyzdys Lietuvos. Tai va šitoje vietoje atvirkščiai. Nors aš mačiau istorijos vadovėlį dabar kažkur parašyta, kad Vytauto citata ten tokia buvo, kad gerumu galima pasiekti kur kas daugiau negu blogumu. Vaikam parašyta. Turbūt reikėtų toliau pasakyti, tam tikrose situacijose, kaip Makiavelis. Ir Makiavelis irgi sako, kad ne, tik nepersistenk naudojamas tas tokias aštrias priemonės. Reikia jaust, visas politiko menas yra, kada kartais reikia gerumą suprast, jeigu jie yra geri, tai tada jų neliesk, nes tada prisidarysi savo problemų. Turbūt taip, aš nenoriu. Bet kaip iš to vietoje manipuliacija veikia? Vytautas didysis, mūsų istorija yra didysis, bet jeigu mes jį perkeltumėm į dabartinius laikus, tai jis nepatektų į Seimą turbūt, nes jis būtų pernelyg, kaip sakant, neliberalus. O tu tokia istorija, nenorė, kad žmogus iš kitų laikų šiandien persikeltų. Bet žinai, kas yra be iš to, ką tu sakei? Kažkaip žmonės visą laiką, ir mes prieš 30 metų, kai baigėsi sovietmetis, atrodė, kad tavo tas ciklinis pasaulis, kuris turėjo kažkokią nusistovėjusią struktūrą ir jis sukasi, kad jis baigsis, kad čia prasidės nauja, laisvės epocha, kad tautos, kurios ten buvo pavergtos, jos vaidins naują vaidmenį pasaulio scenoje. Ir staiga dabar jau aiškėjo, čia ir Gruzijos įvykiai, ir kiti rodo, kad viskas ne taip paprasta, kad kad stebuklų čia neįvyksta, kad yra kažkas iš tikrųjų, kaip kalbėjom, kad mitai mūsų laiko kažkokia didesnė trauka ir niekaip iš jos nepavyksta įsivers. Gal mums pavyko Baltijos šalim, bet visiems kitiem šito dalyko nepavyksta ir Ukraina. Ne, bet profesoriu, bet kas čia yra? Man atrodo, kad istorija yra pasakojimas apie tai, kad žmonės be karų niekada neišsisuko. Kurioje vietoje žmogus, skaitantis istoriją, padaro tą kažkokį nuėjimą nuo jos ir galvoja, kad dabar bus taip, kaip niekada nebuvo. Kaip atsitinka, kaip Hėgelis sako, ne? Kaip atsitinka, kad ta istorija, kuri turėtų mus mokyti, iš tikrųjų moko mus tik vieno dalyko, kad žmonės iš jos niekada nepasimoko. Tai kam? Aš prisimenu iš istorijos mokyklos, kad istoriją reikia skaityti ir jie domėtis dėl to, kad iš jos galima pasimokyti. Bet visa žmonijos istorija rodo, kad tai yra neįmanoma. Robertai, tai kam tada jinai reikalinga? Jo, bet tu gerai sakei prieš tai, kad jeigu Vytautas didysis balotiruotųsi į Seimą, jis į jį nepatektų. Tai įsivaizduoji, yra, ką iš jo mokytis šiuolaikiniam pasauliui. Žinai. Ką norėsi, tą ir sugalvosi. Man atrodo, šitoje vietoje, ką norėsi, tą ir pasakysi. Filme Gladiatorius ten sakė, aš nežinau, čia turbūt antrą matė Gladiatorių. Nežiūrėjau antro, man atrodo, kad ten jau nereikia žiūrėti. Jo, tai iš tikrųjų, čia ko nori, to ar mokaisi. Man atrodo, kad jeigu taip Lietuvoje išlaikant proto ribose istorizmą, mes išmoktume mąstyti tokiais principais, kurie yra nekintami, tai mums nereikėtų daug laiko gaišti iš tikrųjų. Jeigu yra ištikimybė, tai jinai yra ištikimybė. Ir ugdom žmonės, kad nes pasaulis keičiasi ir ta situacija, kuri buvo, šiandien jau yra kita situacija. Jeigu tu išmokai iš egiptiečių meno kažko, tai dabartiniam mene šito dalyko nereikia, arba iš graikų meno. Tai yra, kadangi pati istorija tai padaro, kad jinai vis keičia savo pavydalus. Bet istorijai tai reikia praeities, reikia tradicijos, reikia kažko, nuo kada kažkas prasideda. Jai tai reikia.
realybei nereikia, menininkui tam nereikia žiūrėti, kas buvo prieš tai, o istorijai reikia kažkaip viską sujungti. Bet čia, žinai, yra, Robertai, tu dabar, kai Nyčės pagrindinis argumentas, jo tam garsiam darbe apie istorijos žalą ir naudingumą yra toks. Nyčė sako, ką jūs tos vaikus, jaunus žmonės kankinat su praeitim, kuri yra milžiniška. Jis dar pats negyveno, jis pats nieko nenori nuveikti ir jis nueina ir skaito tai, kas buvo praeitį. Jis paskęsta tame, kas buvo ir jis nebeturi jėgos šiandien kažką daryti. Tai yra, jis skaito praeitį, kur žmonės nebuvo istoriškai ten paskandinti ir jie iš tikrųjų, kaip sakė, ir karais, ir kitaip kūrė istoriją, bet jis skaito, jis rašo istorijas apie tai, kas buvo praeitį, o dabar jis geriausiu atveju tik Facebook'e parašys kokį nors komentarą, kuris yra šiaip tik šnekėjimas. Jis tam tik Nyčės nuomonė, tas istorijos žala yra istorijos nauda, bet jisai sako, yra žala. Kai jos yra per daug, tai jauni žmonės nebesugeba turėti supratimo, kad iš tikrųjų išsilaisvinti nuo jos, kad dalykai iš tikrųjų gali būti kitaip. Ir kad tai pradeda slėgti ypač jaunus žmonės, ypač dabartinius jaunus žmonės, kurie iš tikrųjų pakankama gerovės visuomenė, kurioje jie ten tas Nyčė pradeda, atsimenu, kad karvė atrajoja ir jinai atrajoja ir vis mes, ar nebūtų gerai, kad mes irgi bet kai istorikas esi, kad mes irgi atrajuojam tą praeitį, bet iš esmės... Ir vis iš naujo perkrantam. Jo, ir dabar jau užsiminėjom to, kad ten istorija yra perrašoma, žinai... Nu, to, ką nėra rašoma. Ką? Bet, žiūrėk, tai Nyčė sako, kad žmogui per daug istorijos negerai. Jo. Žmogui, bet politikam jinai reikalinga kaip įrankis, aš taip suprantu. Čia orveliška šita, kas valdo dabartį, tas valdo praeitį. Taip. Kas valdo praeitį, tas valdo ateitį. Politiškai jinai yra tokia, kad mes, lietuvių tauta, atsiradom iš istorijos, kaip mes ją besuprastum. Kad mes tiesiog buvom... Kada mes atsiradom? Nežinau, kada nori. Nuo Mindaugo. Turbūt. Bet ir čia yra tų šaltinių, kadangi nedaug. Čia vėlgi yra, aš netikiu, kad kas nors pasakys tiksliai, kada mes ten atsiradom, ypač, kad tam tikrų momentų dingsta rašytiniai šaltiniai ir pereinam tam prie archeologinių ir kitokių. Bet kadangi mes atsiradom iš istorijos, jinai turi būti mūsų galvose, nes jeigu mes ją išmestume, tai tada iš vis neaišku, iš kur mes esam atsiradę ir kas mes esam tokie. Ir tai jau politinis reikalas yra. Jūsų mylimas Kantas sako, kad istorija žmogui yra būtina, nes žmogaus gyvenimas yra per trumpas, kad jis iš tik vien savo gyvenimo spręstų, kaip čia kas viskas yra. Robertai, nelipk ant mazolio. Kantas, mano galva, ką jis yra, vienintelė vieta, kuris tikrai yra suklupęs ir jis atidarė šitą Pandoros skrynę, tai yra jo istorijos filosofija. Kantas sugalvojo, įsivaizduoju, kokie laikai atėjo, Kantas net sugalvojo. Jisai sako, ar istorija gali turėti tikslą? Sako, kaip čia nustatysi, nesuprasi. Ir tada jis klausia, o gamta gali turėti tikslą? Jo, sako. Gamta. Ar gali? Kaip gamta, kokį tikslą turi? Bet įsivaizduoji, iš kur tai viskas dabar yra. Kantas sako, gamta gali turėti tikslą. Jis aiškina, kad va čia per karus, per kitą, mes veikiam, mūsų jungia ekonomika ir iš tikrųjų kažkoks yra gudrus planas, kuris veikia virš mūsų. Tai yra sąmokslas prieš mus ir visiškai šitas sąmokslas yra ne tas, kas užrašyta knygose. Ir Kantas sako, kas mane stebina, jisai sako, kad yra tikslas istorijos. Gali įsivaizduoti. Aš suprantu, kad šitas vanduo turi tikslą. Bet istorijos tikslas tai yra koks, gamta net neturi tikslo. Šiandien mokslininkai, fizikai, chemikai negali mąstyti teleologiškai, kad yra kažkokie gamtoj tikslai.
Jie turi mąstyti deterministiškai, tirti priežastinius ryšius. Ir čia staiga kyla mintis, šita mintis yra reikalinga kodėl? Todėl, kad jeigu įsitvirtintų vien tik gamtos mokslai, tai šitas pasaulis būtų labai nuprasmintas. Tai yra iš vis neaišku, kas čia vyksta. Viskas yra tik priežastiniai ryšiai, tik atskiri. Ir viskas susmulkinta iki mažyčių detalių. Ir praktiškai, kuo labiau smulkinsi, tuo labiau prarasi visumos supratimą. Istorija bet tai gal istorija yra iš paukščio skrydžio biški leidžia didesnį vaizdą matyti, ne? Absoliučiai tam jinai yra reikalinga, bet aš noriu pasakyti, kad kada tu pradėjai skraidyti paukščių ir matyti istoriją, ar senai tau atsitiko šita nelaimė, kad pakilai virš visos istorijos, ištrūkai iš jos ir pradedi ją matyti? Ne, taip. Aš tik tai pamačiau, kad jinai nieko neįsprendžia ir į nieką neatsako. Jinai tiesiog sukasi visą laiką panašiom trajektorijom ir viskas. Tai joje nėra atsakymų. Bet ar sukasi, Robertai, ir panašiom trajektorijom? Ne? Panašiom dėl to, kad visi, kurie skaito istoriją, nori būti panašus į tuos, kurie buvo didžiaisiais toje istorijoje. Iškreiptų kreivų veidrodžių karalystė išeina. Bet va, profesoriu, ką tada mokintis istorijai? Aš jūsų citatą tokią suradau. Istorija mokykloje pasakoja apie kažkokius įvykius, dalykus, daiktus, bet nenagrinėja žmogaus, jo prigimties, kas jisai toks. O juk viskas kartojasi, aš paskui prisirašiau, o juk viskas kartojasi ne dėl to, kad kažkas turi planą, kaip va dabar jūs sakot, o dėl to, kad žmogus nesikeičia. Ir jūs sakot, mes žinom Žemaitės skarelę, Vytauto kalaviją, o nieko nežinom apie teisingumą, garbę, žmogiškumą. O taip ir atsitiko dėl istorizmo, tarp kitko. Kai filosofai graikų pradėjo ir ilgą laiką, ir pagrindinis klausimas yra, mes su tavim jau kalbėjom, net kokia santvarka yra, kad santvarkos yra, kaip sako Platonas, jos nepriklauso ten nuo istorijos, jos savaime yra, reikia išaiškinti, kas yra savaime. Žmogaus prigimtis irgi nepriklauso nuo istorijos. Jis turi prigimti. Panašiai kaip katinas turi prigimti, ryklys turi prigimti. Bet dabar kas yra padaryta? Dabar paplito toks įsivaizdavimas, kad visa žmogaus prigimtis yra istorija. Kad jis gali būti kitoks. Kad jis gali būti iš esmės tuo, ko jis pats nori. Tai yra istorija, jis iš savęs gali padaryti bet ką. Istorizmas iš esmės, jis leidžia tokias galingas spekulacijas, kad prigimtis turi būti atmesta. Nes jeigu tu išgirsti, ką nors pasakymą apie prigimtį, reiškia yra kažkas nekintama, kas yra pastovu, panašiai kaip pasakoja apie nuopuolio rojų mitą. Jis yra pastovus, bet dabar tu supykdėjai visus, kurie nori tos linijinės pažangos, nes šitas mitas... Jau žmogus yra pažengęs žymiai toliau, jau nebeliečia. Taip, viskas. Mūsų nuo 2024 metų šitas nebeliečia. Mes jau esam visai kiti žmonės. Ir tai, kas anksčiau buvo sakoma apie prigimtį, šiandien reikia sakyti kitaip. Ir čia tas visas ginčas yra. Ar mes turim kažkokią prigimtį, kuri yra daugiau negu istorija, o panašu, kad mes ją turim. Jeigu skaitai kokį nors ten Trojos karą, tai jame yra gamta ir visokios nesąmonės žmogaus prigimties, bet yra ir vyriškumas, garbė, orumas, yra ir tie dalykai. Taip. Ir va čia yra tada filosofija. O yra iš kitos pusės tas istorizmas, kur peilis jo, Robertai, jo peilis yra tame, kada jeigu viskas yra istoriška ir tu matai net politiniam gyvenime, nuolatos kas nors bando teikti kažkokius tai absoliučius principus. Visos partijos turi kažkokius absoliučius principus, kuriuos būtinai reikia įgyvendinti. Bet jos yra nenuoseklios. Jeigu viskas yra istoriška, tarp kitko ir pats istorizmas yra tada istorinis. Visko suistorinimas, pavadinkim, jeigu istorizmas yra. Ir jis tada pasibaigs. Niekada negali sakyti. Tai iš esmės nėra jokios universalios tiesos. Visos tiesos priklauso nuo laiko ir vietos. Laikas pasikeitė ir istorija. Visiškai taip. Čia rusiška tokia patarlė yra. Dėl nieko negali būti mažiau tikras, kaip dėl to, kaip pasikeis mūsų istorija rytoj.
Jo, bet vakarų filosofija prasidėjo nuo to, kad iš tikrųjų užduodi klausimą, nežinau kokį ten klausimą, kas yra gėris ar kas yra teisingumas. Tu man nepasakok, pasistenk, vat, kai sakai, kad mokyklose tas, jeigu tarkim yra, tai tada šiandien jau kartojas turbūt, kad klausi ten jauno žmogaus, kas yra teisingumas. No. Jis įtems visą atmintį ir sakys. Atkreipdėmės, vietoje atsakymo apie dalyką, jis iškart peršoks į istoriją. Jis sakys, Platonas sakė taip, Aristotelis sakė taip, Hegelis sakė taip, Rolsas sakė taip. Ne, aš tavęs klausiu, kas tai yra? Ir šitas klausimas šiandien atrodo kaip neleistinas esencializmas, žinai, kad yra kažkokia esmė. Bet tai reiškia, kad kai viskas tapo istorija, viskas tapo reliatyvu. Ir iš esmės tai yra užslėptas nihilizmas. Istorijoje negali būti vienos tiesos, nes yra mes ir jie. Taip. Yra mes ir jie. Taip. Aš dabar skaitau, pavyzdžiui, daug apie 19 amžių. Ir politikoje negali būti vienos tiesos, nes yra mes ir jie. Relativizmas. Kiekvienas gali turėti savo nuomonę. Bet, pavyzdžiui, 19 amžiuje, man atrodo, kažkas Anglijoje atsitinka, kada paprasti airiai patikė, kad jie yra, kažkokia tauta. Ir jie yra Britai. Atsiranda Britanijos kažkokia samprata. Tuo metu, kai jie daro iš tikrųjų baisius dalykus pasaulyje. Tasme, kai tu skaitai faktus, tu ten matai, kad yra 10 milijonų ar 14 milijonų žmonių, kurie miršta, pavyzdžiui, Indijoje iš bado. Nors būtų galėję nemirti, jeigu traukiniai, kurie veža grūdus, būtų pasukti ten jiems. Bet visą tai darydami, Britai tiki, kad jie neša baltojo žmogaus naštą, neša civilizaciją ir dovanoja šviesą ir gėrį visam tam pasauliui. Ir Byronas sakė, kad ne vienas Britas, jeigu tu, sako, paklausysite, ne vienas Britas nedaro nieko blogo, jis viską daro iš pačių aukščiausių principų, tik tai, ne dėl savęs, dėl kitų. Kaip geri žmonės patikė tuo ir pradeda daryti pa šitos dalykus. Aš tada į tavo klausimą pasakysiu, tokio toliau nevystysiu. Žinai, šiandien Lietuvoje, Robertai, bet kai tu klausi, kaip yra patikima tokiais dalykais, nusileiskim į dabartį Lietuvos. Ir kaip patikė, tai visi kalba daug apie toleranciją. Kažkodėl tai Lietuva ypač pasigauta ta idėja yra. Bet tuo pačiu metu, jeigu tu biškai atidžiau įsižiūrėsi, kas vyksta Lietuvoje, tolerancija yra susieta su išlaisvinimu šiuo momentu. Tie, kurie reikalauja tolerancijos, jie iškart nurodo, ką reikia išlaisvinti. Tai reiškia, kad automatiškai atsiranda netolerancija. Tai yra, jie veikia kaip susipriešinantis, objektyviai taip yra ir yra masė netolerancijos. Yra daugybė temų, kuriamis negalima pasisakyti, visiškai, nes tave suvarys iš karto. Bet visi tiki, kad yra, ir visi pasakos tą, bet dar tokį pridės istorinį, kad tolerancija yra toks dalykas, kurio tu vienas pirmųjų išmoksti šeimoje, ten su draugais, nes matai, kad yra skirtingi. Ir atkreip dėmesį, tolerancija yra pakantumas. Tolerancija yra ne išlaisvinimas, bet tiesiog išmoksti gyventi pasaulį, kartais sukandęs dantis, suprasdamas, kad jis yra kitoks, kad ir tu esi kitoks jam, ir kad mes kartu galim būti šitam pasauliu. Ne. Koks čia yra paradoksas? Kad visuomenė, kuri tiki, kad yra tolerantiškiausia, kokia kada nors egzistavo, yra turbūt netolerantiškiausia, kokia nors kada nors buvo. Sakau. Kaip čia taip atsitinka? Kaip čia taip gali būti? Va čia tai yra turbūt vienas įdomiausių ir paslaptingiausių dalykų, kuris yra, čia būtų atskira tema, gal labai įdomu yra. Kokia čia būtų tema? Man atrodo, kaip susitinka tema, kaip susitinka idėja, kuri užvaldo žmonės, kuri yra abstrakti išvis, kuri neturi jokios referencijos į tikrovę ir su savo konkrečiu patyrimu ir jie pradeda nematyti tam tikrų dalykų. Įsivaizduoja? Jie tarytum užsideda akinius ir pradeda matyti tai, ko nėra ir nemato tai, kas yra. Daugybė dalykų yra nematoma, nes aš kai sakau, kad tolerancija reiškia pakantumą, iš tikrųjų tokia nuo pat pradžių, gyvenkime
pakęsdami vienas kitą. Nes... Žiūrėkit, profesoriau, kai jūs sakot, kad mūsų visuomenė nėra pažangi ir neina iš šviesų rytoj, jūs daug kas vertina netolerantiškai, jūs kalbat profesoriaus nevertas nesąmonės. Aš tą žinau, Robertai, aš tą žinau. Ir apie šitą dalyką geriau nekalbėti. Ir man atrodo, reikia suprasti, kad tai jūs esate tolerantiškas netolerancijos atžvilgiu, bet ar tai yra išėjimas? Man atrodo, kad čia mūsų tema siejasi taip, kad... Mūsų nepagailės, žinok, neturėk iliuzijų. Iliuzijų aš neturiu, bet aš neturiu baimės, aš neturiu jausmo, kad aš turiu prisitaikyti prie tasme... Tai jeigu dauguma sako netiesą, kad ir sako ją dauguma, tai nevirsta tiesa. Taip kaip jeigu ta tiesą sako vienas žmogus, tai... Aš netyčia Kanto kažkaip prieš kiek laiko, ten tokiam fragmente Grynojo proto kritikos, jis labai įdomiai naudoja istorijos tą visą terminą. Sako, jeigu yra ten filosofijos žinios, kurias jau visi žinojo, tai jos yra istorinės žinios. O kad atsirastų kažkas naujo, žinai, tai jau reikia peržengti tai, kas yra. Nutrinti viską tą? Tiesiog peržengti, žinai, turbūt labiau, žinai, padaryti kažkokį transcendentinį judesį. Mąstymas. Bet tą gali padaryti tik labai didelį. Tik labai didelį. Ir labai mažas skaičių žmonių. Taip. Ir labai mažas skaičių žmonių, nes visi kiti iš tikrųjų, mes visuomenės telkiam iš tikrųjų žinodami, kad mes negalim būti kartu visi vieni su kitais draugiškai. Ir mums reikia teisingumo, mums reikia prievartos, mums reikia institucijų. Čia tokia realybė, žinai. Ir tada prasideda tos visos indoktrinacijos, žinai, kurios tarp kitko susietos ir su istorija. Ir net su abejojimas pažanga, kuri, jeigu aš sau leidau, tai mea culpa, bet viduje aš vis vieną toliau abejoju šito dalyko. Aš galvoju, kad ta tema, kur jūs pasakėte dabar apie dabartį ir netoleranciją, tai man atrodo siejasi su istorija taip, kad jeigu mes negalim sutarti, kažkaip taip yra, aš kuo toliau suprantu, kad kiekvienas turi savo pasaulį. Kiekvienas turi savo pasaulėžiūrą ir mato tą pasaulį skirtingai, netgi dabartiniu momentu. Netgi, kai atrodo viskas kažkam yra labai aišku, kitam atrodo visai kitaip. Tai jeigu dabartyje kiekvienas gyvena savame pasaulyje, kaip mes galim parašyti istoriją, kuri yra yra teisinga ir viskas buvo va taip, kaip joje parašyta. Tai nevyksta netgi dabartyje, tai čia iliuzija yra. Bet šitą iliuziją su šiuolaikiniam, žinai, komunikacijos priemonėm, nežinau, yra, kai ten žiūri internete, YouTube yra išsivystęs toks įdomus pasakorių žanras, žinai. Ten, pasakorių. Kurie, istorijas pasakojančių tokių, jie viską gali išaiškinti, įsivaizduoju, jis ten žinojo 3-4 dalykus iš kokių Associated Press pranešimų ir tada jis pradeda pasakoti tokias ten vakarų civilizacijos nuosmukį ar kokias nors kitokias dramatiškas. Ir tų pasakorių yra masė, žinai. Viskas tai yra tokios, žinai, galimybės moduse. Viskas gali būti. Ir kiti žmonės klauso ten, jie susirenka ir gyvena tomis pasakomis. Realiai turbūt tie, kurie iš tikrųjų yra veikėjai, ten, tarkim, kitoje Atlanto pusėje, tai jie turbūt ir džiaugiasi, kad čia jie gyvena šitais savo pačių susikurtais pasakojimais, labai daug kritiškų, bet iš kitos pusės niekiek nepajuda tas sustingimas ir ta netolerancija, kuri yra, nes iš esmės mums reikėtų neskatinti, žinai, bet suvaldyti save, žinai, nenorėt keisti tą pasaulį, žinai, bet pabandyti kiek įmanoma, žinai, jame gyvent dabar, čia ir dabar, žinai. Tai man atrodo, gyvenimas čia ir dabar yra atsiskirimas nuo istorijos. Istorija yra... Montesquieu sako, laiminga yra tauta, kurios istorija yra nuobodi, o po to perfrazuoja ir sako, laiminga yra tauta, kuri iš vis neturi jokios istorijos. Šiuo momentu neatsiskirsi, žinai, šiuo momentu neatsiskirsi, bet aš manau, kad ateityje... O mes negyvenam istoriniu laiku. Čia yra nelogiškas sakinys? Mes gyvename istoriniais laikais. Ja.
Čia nelogiškas sakinys? Nelogiškas. Mes gyvenam laike. Dabartyje. Nes istorija yra laikas, žinai, kuris iš 3 modusų yra padarytas. Čia Hegelis yra išmokinęs, žinai, bet Robertai, man atrodo, kad vat, ta tema, kurią tu šiandien pradėjai, taip, ateičiai, žinok, yra, rizikuoja sakyti, yra mūsų ateities klausimas, vat, šitas su istorizmu susietas dalykas. Nes kol mes nenustosim norėt keist tą fikciją, kurią mes įsivaizduojam kaip istoriją, tą linijinę laiko sampratą, ypač kada jinai susieta yra su išlaisvinimo idėja, mes turime išsilaisvinti iš istorijos ir kurti naują istoriją. Žinai. Tai tada mes gausinsim konfliktus savo viduje ir iš tikrųjų kiekviena nauja politinė jėga, kai eis į rinkimus, jinai vėl turės mums žadėti naują istorijos etapą. Tai viskas nebeįmanoma jau pastatyti jokio paminklo. Jau sutarti jau dėl nieko nebeįmanoma. Bet čia tik pradžia. Čia sakot, bus blogiau? Aš manau, kad nes tu supranti, partija ateina. Žinai, atsitiko toks keistas dalykas, kad dabar žmogus tam padarys kokią nors, kokią gyvenimo smulkmeną. Tatuiruotę pasidarė. Ir jis jaučiasi, velnas, pastumėjau pasaulio dvasią, žinai, tai yra laisvė. O tatuiruočių salonai seigėsi masiškai, tai yra jau, žinai, dar didesnis laimėjimas. Tai yra toks keistas dalykas, kad bet kokia tavo asmeninio gyvenimo smulkmena, jinai staiga pakeliama yra į tokį, žinai, tą paukščio skrydžio lygį, kuris yra nesusipratimas. Tai yra iš esmės nauja mitologija, naujas... Mitologija blogąja, ta žodžia. Blogąja prasme. Jo, blogąja prasme. Tai yra noras, net ne filosofijos, bet noras, kadangi viskas priklauso, tai, žinai, sukursim naują mitą. Yra tas Taleirano, žinai, pasakymas, kuris man patinka. Taleiranas girdėjo, kad kažkas sako, klausykit, čia ne tik, žinai, reikėtų naują religiją sukurti, kad tiktų šiem laikam. Čia ir Karamazovas, kuris sako, jeigu Dievo nėra, reikia jį... Jo, bet ten truputėlį, bet įsivaizduoju, bet ką sako Taleiranas? Taleiranas taip klausė tų, kurie nori, žinai, šiandien Lietuvoje yra masės irgi, kurie nori... Kažkom reikia tikėti. Jo, kažko reikia tikėti ir sukurti naują religiją. Tai Taleirano atsakymas buvo toks, jisai sako, klausykite, aš girdėjau, kad gyveno toks žmogus, kuris 3 metus aktyviai veikė, vėliau buvo nukryžiuotas, paskui prisikėlė iš numirusių. Gal pabandykite ir jūs. Tai turėtų suveikti. Bet sakai, kai mokytis iš istorijos. Bet ar suveiktų? Man atrodo, kai Kalanta susidegino, tada po to buvo užrašyta ta istorija iš naujo, tada ten pastebėjo keli šimtai žmonių ir viskas. Nes stipriai veikia, žinok, aš buvau, nežinau, kurioje mokyklos klasėje. Stipriai veikia? Jo. Suveikia? Aš buvau, nežinau, mes skaitėm klasėje kaip tik Biliūno pirmas sukilimas, man atrodo, gal yra, jeigu maišau, žinai, pavadinimą apsakymu. Ir aš mokykloje supratau, kad sukilimas yra geras dalykas. Žinai, sovietinėje mokykloje Biliūnas rašo apie pirmą sukilimą. Ir girdžiu, tėvas klauso Amerikos balsą iš Vašingtono. Ir ten kalba, snipščia, žinai, kalba apie tai, kad Kaune yra sukilimas. Ir aš išbėgau į gatvę ir nuoširdžiai klasiu, ten draugams sakau, Kaune sukilimas. Kaimynė Galiauskienė, aš mačiau, jinai ten amžinatilsį, žinai, atbėgo pas mamą ir jinai buvus lageriuose yra kitur. Jo, ir aš tada jau supratau, kad čia yra skirtumas tarp šitų sukilimų. Taip mes girdėjom, žinau, Kaunas, jeigu aš toks vaikigalis girdėjau, tai aš manau, kad kiti labiau girdėjo. Žinai. Aišku, per Amerikos balsą informaciją turbūt labiausiai pasiekdavau. Ir tada jau paskui buvo tas, kad buvo sunkiau su ilgais plaukais, su kitais dalykais ir tas Lietuvoje jautėsi.
Tai vis dėlto vis tiek mums šitą istoriją mums reikalinga. Aš vis dabar jūsų klausau, galvoju, rezumė laidos yra tokia, kad... Atmintis čia yra, žinai. Vat istorinė atmintis, bet istorinė atmintis pagal visą tai, ką jūs dabar kalbat, yra reikalinga suformuoti kažkokiai nacionaliniai idėjai, o nacionalinė idėja reikalinga istorija, bet istorija yra ne apie tiesą šitą, dėl to, kad jinai yra daugiau propagandinė sugalvota. Istorija tokia, kokios reikia. Bet ką mes be jos darytumėm? Aš čia kažkada apie sausio 13 pasakoju kažką tenais iš tokio įsitikinimo, kad čia lūžio momentas ir visa kita, o Abišalas sėdi, mane žiūri ir sako, žinai, vat kelyje, šitam taikiam Baltijos kelyje dalyvavo gal 1 milijonas žmonių. O sausio 13 vakarą buvo galbūt ten keli tūkstančiai, 10 000 žmonių. Visi kiti, nebuvo jokios nacionalinės idėjos. Po to yra užrašyta, kad vieningai visi čia, Lietuva pakilo ir visa kita. Perrašyta istorija. Bet ta neteisingai perrašyta istorija. Gaunasi taip, kad jinai mums reikalinga yra. Mums tada, jeigu mes jos neturim, mums tada, šakės, nėra atramų. Tai, žinai, bet kuriuo atveju, man atrodo, Robertai, sutiksi, kad aišku, negalėsi be atminties, žinai, yra dalykų, kurios svarbus tau yra, kurios tu prisimeni. Žinai, kaip visada, kai tėvai vaikam ką nors pasakoja, tai visada nuleisk ten 40% bus pagražinta ar kaip nors kitaip, bet atmintis veikia. Ir iš tikrųjų, čia šito dalyko mes tikrai neišvengsim. Man atrodo, kad, kai tu sakai, gal Nyčė stilium, pasakykim, truputėlį per daug jos yra. Truputėlį per daug šitų visų dalykų ir galbūt pabandykim kompromisiškai, gal skaitykim Eglę Žalčių karalienę, kaip Robertas siūlo, ir gal pabandykim iš tikrųjų mąstyti filosofiškai, kad yra tam tikrų dalykų, kurie yra visuotini, būtini ir nekintami, ir kad su jais galima gyventi, kad yra dalykų, kurie nesikeičia ir reikia išmokti siekti tų dalykų, kurie nesikeičia ir čia juos net saugo, todėl kad jie nesikeičia, atkreipdėmės visi sakys, kad jie gali pasikeis, bet reikia mokėti tam tikrus dalykus ir saugo. Kas yra laikui nepavaldus dalykai? Kokie yra klausimai, kurie yra svarbu? Pirmiausia, klausimai visi yra, kur iš tikrųjų nieko naujo nepasakysi, tai yra moraliniai visi dalykai, visi. Moraliai, jeigu pasakysi ką nors naujo, čia tai bus... Nieko nepasakysi. Viskas pasakyta. Ja. Teisingumas, drąsa, išmintis, taip. Saikingumas. Taip, tolerancija ir viskas yra pasakyta, bet problema yra tame, kad visi iškart puls ten į istoriją, vietoj to suprast, kad kiekvienas šitas paprastas pasakytas moraliai dalykas reikalauja didelių pastangų, kad jį išsiugdyti, žinai, kad jį puoselėt. Oho, kokios čia yra pastangos, bet reikia suprasti jo prasme. Istorizmas šią prasme toks, kam to reikia, nes viskas tai baigsis. Tai jau yra neaktualu. Ir mes nurašom iš tikrųjų, bet per tą neaktualumą, man atrodo, dalyką, kuris nepaprastai svarbus. Mes išpilam vaiką su vandeniu, žinai. Mes nebeskiriam, kaip tu gali istorizmą atskirti, Robertai, kas yra svarbu, kas nesvarbu, žinai. Nes nieko absoliutaus nėra absoliučių atskaitos taškų. Viskas priklauso nuo istorinės situacijos. Greičiausiai dabarties. Net nežinau, ką čia dabar ir pasakyti. Bet aš galvoju, kad visai neseniai žiūrėjau tokį sąrašą žmonių, įtakingiausi žmonės istorijoje. Ir tie istorikai, kurie jį sudarinėjo, sako, padarykim tokį dalyką, pritaikykim kriterijų, pagal kurį kas būtų, jeigu tų žmonių nebūtų buvę. Kas būtų, jeigu nebūtų buvę Hitlerio, nebūtų buvę ten Napoleono, nebūtų buvę Putino, ten dar kažko, ar ne? Ir jie taip išmėtė, dar pridėdami, ką žmonės daugiausiai ieško internete, ir gavosi, kad liko ten pranašas Muhamedas pačiam viršui, Jėzus Kristus, Buda, ir tų istorinių asmenybių, Friedrichų didžiųjų, Jekaterinų ten ir visų tų, neliko tame sąraše viršui. Tai tarsi, kad ta istorija rašanti žmonės irgi pasiklysta, kad, kaip čia pasakyti, rašo ne apie tai, kas istorija buvo svarbiausia. Taip, jie yra pasiklydėliai.
yra pasiklydėliai, žinai, bet to, žinai, ten, jeigu aš pradėčiau rašyti apie Cezarį, tai tarp manęs ir Cezario yra, žinai, ne man jį kritikuoti, ne man jį aprašyti. O jūs galėtumėt filosofiją dėstyti mokyklai vaikam? Sunku būtų. Mhm. Būtų išbandymas, žinai, greičiausiai jau ne man, žinai. Gal užtat ir būtų čia Lietuvoje, bet jeigu kas nors žiūrėjo mūsų laidą ir ten galvoja, kad pedagoginiais tikslais mes įvesim filosofiją. Ne. Čia yra toks, nes man atrodo, kad, žinai, kai kalbėjo apie pačią filosofiją, tai jinai yra išminties meilė, žinai, ir šiandien pasaulyje, čia norėt filosofijos yra vienas dalykas, bet žmogus, kuris nori išminties, tai yra, kuris nori ten žinot save, toks, koks jis yra, ir nenorėt to, ko jam nepriklauso, iš tikrųjų tai yra visai kas kita, kas pasitraukia. Tu girdėjai, kad čia būtų daug kalbama apie išmintį. Aš kažkaip seniai negirdėjau, kad būtų kalbama apie išmintį, o kai kalbėjau apie filosofiją ir kalbėjau apie vaikus, tai kai vaikui pasakysi, kad filosofija čia verčiasi kaip išminties meilė, ką jis supras? Jis supras, kai senelis protingai valgydamas obuolį sode pasakė, kad ten nestovėk, nes tau nukris ant galvos kitas obuolys, tai čia yra išmintis. Ne, išmintis yra iš tikrųjų ir jos sukimas, kuris vakaruose buvo, ten jis yra mano galva irgi kas kita. Kaip tą sugrąžinti ir galbūt... Aš turiu planą. Aš darau vaikam pamoką tokią, kurios tema yra žiedų valdovo mitologija. Žiedų valdovas, man atrodo, yra šiuolaikinis mitas, kurį dar ir vaikai žino. Ir man atrodo, kad istoriją įmanoma papasakoti ta prasme, kad kaip ir didį literatūros kūrinį kiekvienas mes skaitom, kiekvienas jį atskirai kažkaip skaitom. Man atrodo, kad yra klaida klausti mokykloje, ką autorius norėjo pasakyti. Didelis kūrinys yra didesnis už tą autorių ir tą Faustą ar ten Hamletą visi skaito savaip. Ir kai paimam kokį nors didelį mitą žiedų valdovo, pavyzdžiui, ten yra ir blogis, ten yra ir pavojai, bet ten yra ir draugystė, ir pasiaukojimas, ir momentai, kurie žmonės užgauna skirtingose vietose. Ir va tie momentai, kurie užgauna skirtingose vietose, ir yra tai, kas yra mes, kiekvienas tas žmogus. Ir man atrodo, kad vaikam reikia kažkaip tiesiog prisiminti, pajausti va tos. Aš manau, kad tas yra ypač aktualu, Robertai, ką tu sakai šiandien, nes bet mūsų tėvų karta gyveno tokioje bendroje dar literatūrinėje erdvėje. Jie tikėjo į, tarkim, grožinę literatūrą, kad jinai yra kaip židinys, mes ten kažką išgirstam, mes laukiam poetų, mes laukiam rašytojų. Ir toj klasikiniai literatūrai daug amžinų dalykų. Būtent. Amžinų. Bet šiandien, amžinų. Jo, mes šiandien nebeturim, aš nežinau, ten bandom visą įtikinti, kad mes turim literatūrą ir sutikim, tarkim, kad turim rašeivų, kurie toliau nenustoja rašyti. Nepykit, bet aš esu tas, kuriam vienintelis rašytojas yra Dostojevskis, kiti rašeivas. Moka rašyti, gražiai parašo, nuostabiai parašo beletristiką, gražias raides, bet kad, kaip tu sakai, iš tikrųjų, kad yra, Don Kichotas ten, Cervantesas, ten yra, kaip tu sakai, kaip pavyksta padaryti tai, kad iš tikrųjų rašytojas, jis yra tik garsiakalbis, jis prisiliečia, jis parodo mums kažką, kas yra daug didesnio ir kas nepraranda iš tikrųjų aktualumo su šiandien įvykusia arba rytoj įvyksiančia paskaita ir kas iš tikrųjų yra išliekančio ir ko mums reikia, mes taip rankas tiesiam į tos dalykus. Don Kichotas, Don Juanas, Hamletas ir Faustas, aš girdėjau tokią mintį. Čia yra ketvirtas, kuris yra vakarų Europos literatūros kanonas ir jeigu žiūrėt visus kitus kūrinius, kurie buvo parašyti po to, siužetuose nieko naujo nebetrasi. Pačiuose siužetuose, ten vingiai kažkokie ten gali skirtis, bet iš esmės kažkas amžino yra užfiksuota. Tai mes tada vėl grįžtam prie to paties, kad klaida yra ieškoti
atsakymo ateityje, juos kurti. Jo. Atsakymai yra jau užrašyti, jie yra jau užrašyti. Toks įspūdis, kad šiandien turim, žinai, tokią literatūrą, kur yra tokia, kad, dar ne visi parašė. Palauksim, kol visi parašys. Žinai, kai visi parašys, tada suprasim, kad, sugrįžtam prie to, ką tu sakai. Prie Fausto, Hamleto, žinai, Don Juano ir to, kas yra iš tikrųjų. Don Kichoto. Ir laukiam Godo dar, žinai, belaukiant Godo, žinai. Čia galėtų būtų taip laida vadintis, ne, šiandien, belaukiant Godo. Greičiausia taip, žinai, man yra patikęs, kur kažkur yra, jeigu skaitai, aš nemačiau spektaklio, bet tą pjesę kažkada skaičiau, ten du veikėjai, kurie laukia to Godo, ir mačiau oro... Bet jis neateina. Jis neatėjo, bet man patiko nuotrauka kažkur ten oro uoste, žinai, kaip žmonės užrašo nepažįstamus. Ten Petras, Trinkūnas, ten ar koks nors, o ten vienas laiko Godo laukia, kad atskris. Jo, belaukiant Godo. Čia mes pagodojom, man atrodo, čia labai gera pabaiga, susimaščiau. Gal be reikalo mes čia šnekėjom. Gal Godo ir neateis. Bet kažkodėl tai norės. Norės. Mes pabandėm padiskutuoti šiandien apie istorizmą. Aš tikiuosi, kad pavyko kažką. Profesorius Arvydas Jokubaitis, iki kito karto. Čia buvo istorizmo lentyna šiandieną buvo. Iki kito karto.